Labas, čia Iva Baltė, aš esu Žilvinas, šiandien esam Vilniaus rajone, Kornelijos ir Simo Bielinių ūkyje. Į šį ūkį atvykome apžiūrėti, kaip sekasi darbuotis su naujaja pašarų ruošimo šėrimo technika ir šiandien apie šią techniką papasakosime plačiau. Kaip bažnyčia be varpo, taip ūkis be teleskopo, be teleskopinio krautuvą negali būti. Tai labai džiaugiamės įsigiję Weidemann teleskopinį krautuvą ir būtent pašarų dalytuvą iš Iva Baltės įmonės. Žiemos periode, net ir dabar, kaip matome, yra tikrai nemažas minusas, bet visa technika dirba ir gyvuliukai yra pašerti. Tai pašarų dalytuvo pliusas, bent jau mūsų akimi žiūrint, yra, reiškia, pašaro sumaišymas. Be abejo, tai tauposi pašaras, kadangi karvės neišrankauja, o gauna sumaišytą, gatavą, tvarkingą pašarą. Teleskopas natūralu, kad pakrauti, iškrauti, mėšlo darbai ir visi pakrovimo, grūdų iškrovimo, pakrovimo darbai, visi jie būtinai reikalingi. Kadangi ūkis prasidėjo grinai nuo mūsų ir mes jį nuo nulio kėlėm, tai neturim tos patirties, ko tau reikia. Kai tu įsigyji pirmą traktorių ir padirbi pirmus 5 metus, tu supranti, ko tau reikia. Tai lygiai taip pat ir įsigyjant šarnyrinį krautuvą, teleskopinį krautuvą, labai sunku žinoti, ko tau reikia. Bet jau kadangi nebe pirmi metai ūkyje, tai ta teorinis mąstymas, važiavimas per kitus ūkius, klausinėjimas, atsiliepimų buvimas, didelę įtaką be abejo dirba vadybininko darbas atlieka, kuris aiškiai paaiškina, pavežioja, parodo ir taip toliau. Ruošiant pašarą mes presuojant nesmulkiname pašaro, tai natūralu, kad pašarų dalytuvo vienas iš pagrindinių reikalavimų, reiškia, tinkamas ir greitas pašaro susmulkinimas. Tai tuom ir džiaugiamės, kad 2 sraigtų pašarų dalytuvas smulkina gan greitai ir labai gerai. Mes stengiamės 2–2,5 cm pjausinius pasiekti, maišome šiaudus, rapso šiaudus, šienainį dedam ir be abejo kukurūzų silosą. Pasirinkimą lėmė kelimo aukštis, kelimo galia, manevringumas, taipogi operatoriaus darbo vieta. Šiuo atveju Weidemannas galėjo pasiūlyti tikrai komfortišką variantą, pneumatinė sėdynė, apžvalgos kampas geras tiek į aukštį, tiek aplinkui. Kabina sukonstruota ergonomiškai, be statramsčių galinių, kas leidžia puikiai matyti vaizdą gale. Vienas iš pagrindinių kriterijų pasirenkant šią mašiną tai buvo mažiausias rinkoje esantis apsisukimo spindulys. Mašina tikrai sukasi vietoje, manevringumas yra didelis, tas yra didelis privalumas šiame ūkyje, skaitoma. 7,4 metro kelimo aukštis, tai garantuoja tikrai pasiekiamumą gerą. 3,5 tonos keliamoji galia, tai taipogi yra vienas iš tų veiksnių įtakojančių našų darbą. Pats dalytuvas turi unikalią svėrimo sistemą, tai yra tritaškė svėrimo sistema, kuri yra montuojama tarp važiuoklės ir tarp ašies. 2 taškai yra svėrimo ir 1 taškas yra ant prikabinimo valdo, kas garantuoja iš tikrųjų stabilų svėrimą maišymo metu, transportavimo metu. Maišymo sraigtai yra 22 mm storio, tas duoda ilgaamžiškumą. Prie sraigtų yra pritvirtinti peiliai yra pritvirtinti tam tikrų kampų, kad būtų kuo mažesnis pasipriešinimas pjovimo metu, kad būtų kuo mažesnis galios poreikis ir kad kuo lengviau perpjautų smulkinamą masę. Iva Baltė rekomenduoja Weidemann Trioleto kombinaciją kaip greitą pašarų ruošimo ir išdalinimo sprendimą.